Jūs augot, svajojot skirtingai, bet likimas suvedė jūs. Noriu, kad jūsų tuose namuose būtų meilė, šiluma. Namai be meilės jie nieko nereiškia. Noriu palinkėti, kad į tuos namus jūs norėtumėt visada grįžti iš bet kur, iš kelionių, iš darbų grįžę jūs pasakytumėt, kaip gera, aš grįžau namo. Mėly Luka ir Inga, visa bažnyčia džiaugiasi kartu su jumis ir čia iškilmingai pasitinka jūs bei jūsų artimuosius. Šiandien jūs visokio gyvenimo davėjo, Dievo tėvo akivaizdoje, sudarysite sąjungą visam gyvenimui. Te išklauso jūs viešpats jūsų džiaugsmo dieną, tegu remia jūs iš aukštybių, te padeda išsipildyti jūsų troškimams ir te išklauso jūsų maldas. Nusivedžiau Luką ir atidaviau vaikų treneriui. Ir vieną kartą mes su Aušra nuvažiuojame į treniruotę. Mes taip įeinam, visi vaikai ten bėgioja aplinkui, o Luka šitaip sėdi, guli vidury tatamio. Vaikai aplinkui bėgioja. O tai sakėm, sportininkas. Jis juokiasi ir dabar, ir tada juokiasi, ir nuo pat gimimo juokiasi.